Labukas visiems, jūs įsijungėt patį reguliariausią podcastą istorijai, tai yra Sportland podcastas, kur mes, aš, Žygimantas ir Deividas kalbinam savo svečius, mes kalbam apie sportą, kalbam apie jų gyvenimus, kalbam apie laisvalaikius ir mes tiesiog norim sužinoti, kągi tie žinomi žmonės veikia. Ir čia šiandien mes turime svetelę, damutę, jaunuolę, tai yra Paula Budrikaitė, arba, kaip visi žinot, Paulencijus. Labukas. Labukas. Pastebėt, kad jis vieną kartą įkvėpęs oro, tik buvo ir pasakė už 50 žodžius. Galėtų būti reperis. Nereikėtų. Aš jau kvėpiau dabar orą kažką padaryti tą temą, bet nepavyko. Gerai, surimuoka nors. Ne, viskas gerai. Gerai, gali laidos. Daug karpyt reikės, žinai. Dėl keiksmažodžių? Taip, nes aš dažniausiai repuoju vis tiek, žinai, įsijungia toksai rimtesnis. Gangsta. Taip. Žemaitijos gangsteris. Paula, klausyk, tau su dėdėm sėdės prie stalo, nėra baisu kažkaip. Biški nejauku. Nejauku, to ačiū. Tai va, malonu buvo. O kaip tu laikai? Šiaip mes dabar galim išduoti realiai pirmoji dienos pusėje. Tai mokykla, pamokas kažkas, nevyksta? Next question. Kitas klausimas. Taip, tu pratęs. Na gerai, penktadienis man yra tik tai 2 ekonomikos. Kaip tėčiai pasako, nereikia. Ir 2 teatrai. Ai, čia tokias pamokas šiais laikais mokyklai būna? Čia penktadienis man toks lengvas, nėra nei lietuvių, nei matkės. O ką vaidini teatre? Teatre mes filmą statom dabar. Kokį? Jau savo tenais tiesiog sugalvojom ten ir viskas. Čia GPT, scenarijus, ne? Ne, patys ant scenarijų. Tipo lietuviškas filmas bus toks, kur ten miršta kažkas gale. Ne, ten tiesiog... Groja smuikas toks šaižus. Berniukas biškai kekšė bus ir tipo su visom panom ir ten labai daug. Nu įdomus šiaip bus. Autobiografinis. Labai norėčiau pamatyti. Ar bus viešumoje tas filmas? Kino pavasarį? Teatro mokytojai čia bus, o po to, jeigu gausis gerai paleisti. Kai praeis teatro mokytojų filtrus, pagal žodį kekšė, nemanau, tai žinai. O koks tavo vaidmuo tame filme? Aš nelabai ten gilinau tą scenarijų, bet... Dėl to, kad penktadienis teatras, o tu čia dabar, tai... Mes penktadienis neinam į tą teatrą, mes tiesiog po pamokų, pavyzdžiui, susitinkam, pasirašom scenarijų ir tada pradėsim filmuoti jau kitais metais. Pusė to klausimų dabar tiesiog va taip. Aš realiai jau užbraukiu, mes turim dar vieną klausimą likusį. O jeigu rimtai, tai faktas, kad tai yra sporto podcastas, mes mylim sportą, tu myli sportą, mylėjai turbūt dar labiau anksčiau, tai gal galėtume pakalbėti apie tavo tą praeitį ir santykių su sportu. Truputį pertrauksiu, žinai, kas žiauriai juokinga, mes visą laiką kalbinom savom, grįžkim į mokyklą. Tai tiesiog ketvirtadienį grįžti reikia. Taip. Grįžkim į vakar dieną, mokykla, ne? Bet tuo pačiu susiekim su sportu. Gimnastika buvo tavo didžioji meilė, kaip žinom, gal gali papasakoti tą istoriją, nuo ko iš vis prasidėjo ta gimnastika, kada jinai prasidėjo ir kaip tai veikia? Tai 4 metai man buvo. Ir... Tai spėjau, ne tavo sprendimas buvo. Mamos buvo, jo. Bet mamos draugė buvo gimnastė ir pamatė, kad pas mane pėdos labai tamprios. Jūs tas pusės, ne? Kaip pamatyti, palankstai vaiką ir taip, keltis gera buvo ir pirštai gerai išsilinkė. Ir tada mamos draugė sako, nuvesk ją į gimnastiką, aš tuo metu dar Klaipėdoj gyvenau. Nuvedė 4 metų, kur mama sakė, man nuo pat pirmos treniruotės labai patiko. Mama sakė. Jo, mama sakė, bet kažkaip netikiu. Kaip tau patiko. Čia girdėjau, žinai, tėvų įtaiga, žinai, šaunuolė, Paula, tu labai gerai sekasi, tau labai patinka, galimai galbūt taip ir prasidėjo, ne? Bet kokiu atveju, kad ir tai prasidėjo, bet meilė įskiepijo, ne? Jo, kažkaip iškart špagatą padariau viską, tada varžybose dalyvavau su vyresniem, iškart nuo pirmų vietų viskas prasidėjo. Tai prasme, pirmas varžybos ir tu jau iš karto medaliukas pirmas vietas. Jo. Pirmas žingsnis špagatas, wop. Nice. Ir kažkaip ėjęs ir tada 2016, tai 10 metų man buvo, atsikraustėm į Vilnių. Okay. Atsiprašom, 2016. Atsiprašau dėl mūsų reakcijų. Mes tokie seni esam. Kiek tau buvo, Davidai, 16 metais? 46. Gerai, mes buvom labai stipriai vyresni už tave, bet atsiprašom, kad pertraukėm tai tas. Tai atsikraušiu Vilnių, rinktiniai buvau ir Lietuvos čempionė buvau virš 10 kartų. Virš 10 kartų? Bet tokia mažiausia excitement. Toks tarp kito ko, bet pala, šitoje vietoje sustokim, tai Lietuvos čempionė buvo virš 10 kartų, tai spėju, kad čempai vyksta daugiau negu kartą per metus. Jo. Ok. 3-4 kokius. Buvo koks nors kartas, kur tu nebuvai pirma? Jo, buvo. Ok, nes jau išsigandau, žinai. Neatvyko tiesiog. Buvo, kad neatvykdavau, pavyzdžiui, jeigu nenumeti svorio. Tai tada negalėjau dalyvauti. Pala, tai yra svorio normatyvai gimnastikoje? Ne, yra palei išvaizdavat pastato trenerė, aprengė su šortais, žiūri. Ne. Per stambės leškos, reiškia nedalyvausi, jeigu nespėjai per savaitę nusimes normaliai.
Tas Leškas privedė prie to, ką mes šiekėm užkulisios. Pauleška. Jeigu ką, gali būti, kad pasikeis, žinokit, slapyvardis. DJ Pauleška. DJ Pauleška. Dabar paims kažkas nukopijuos. Galimai. Tai, bet mes turim čia jau užfiksuotą, dokumentuotą, tai apkaltinsim vagimu. Gerai? Pirmiausia, išgirdote čia. Jo, 16 metų, kai perskėlė į Vilnių, tai man įdomu, ar čia 10 metų. Atsiprašau, 10 metų, 2016. 10 metų perskėlė į Vilnių, tai čia realiai dėl tavęs keitė gyvenimą, mama, ar kaip viskas buvo? Ar tiesiog buvo taip susiklostė aplinkybės šeimininės, bet tuo pačiu ir jo, dėl mano tobulėjimo, nes jau Klaipėdoj nebebuvo kur tobulėti. Šiaip tokia mėgstanti treneris buvau keisti. Nu, mama gal nežinau, ar kaip čia. Bet kodėl aš sakau, kad Lietuvos čempionatuose čia laimėjau? Nes vis tiek, kai jau gauni Lietuvos čempionate medalį, tada norisi daugiau. Taip. Ir to daugiau nepavyko Europą pasaulį išvažiuoti dėl savo traumų. O tai gerai, traumas yra labai nuostabus dalykas, greunantis gyvenimus, žmonių svajonės greunantis, tai kas buvo per traumą, kad viskas užsidarė vartai? Klubo sąnarį operavo, bet, čia dar iki dabar, iki galo neišsiaiškinta, kodėl man čia taip yra, bet, žodžiu, visa nugarą mano sugadinta labai ir kreiva esu, biški, ten ir skaliuosi ir taip toliau. Ir koja tinginėdavo. Ir nėra taip, kad, žinai, lūžis, išsigydai ir toliau sportuoja. O pas mane nebuvo taip, kad vieną dieną pradėjo labai skaudėti ir taip. O man taip, po biški, ta koja vis žiūriu, tinginėje kažkas vyksta, treneris sako, ką tu čia simuliuoji. Tada pagerdavau tenais ibupromo, gal ant vaistų įdavau tas treniruotės, ir po to žiūriu, kad jau nebegaliu pakęsti to skausmo. Ir tada pradėjom po gydytojus vaikščioti, sako, mes gimnastiką ir praeis. Tada nuvažiavom, sakau, nemesiu, negaliu aš be to gyventi. Nieko dar nepabaigus čia, kiek man ten buvo, 15, paimti ir mest. Tai tada važiavom į Kauną privačią, sako, reikia operuoti. Išoperavo ir tada galvojau, greitai čia reabilitaciją ir grįšiu. Ir tada pabandžiau grįžti ir toliau skauda. Tai tada teko atsisveikinti, bet čia irgi tai būna, sugalvoju nueiti treniruotę. Dar taip nebuvo, kad iki galo mečiau, bet po to jau... Čia iki dabar, ta prasme, ar tada tuo laiku? Ne, tuo laiku, bet tada, tai kad ir dabar būna sapnuoju, dar galvoju, gal žiūriu, čia visai gerai tos špagatus padarau, gal galėčiau grįžti, bet jau ne, į profesionalų lygį jau čia niek. Aš kažkur skaičiau, kad ar svarstėjai treniravimą, ar ne, gimnastikoje? Tai jo, po to pradėjau treniruoti, 16 pradėjau dirbti. Bet tai fainai, žinai, kai ateina, nežinau, tas pats 10 metais, 8 metais ir sako, čia 10 kartų Lietuvos čempionė, nesvarbu, kad 16 metų, tai čia nieko manau tokio. Tai tu gal iš to ir uždirbdavai pirmus pinigus, ne? Ne, ten gimnastika nieko neuždirbsi iš to. Kas yra daugiausia kartų laimėjęs? Yra, kad, tarkim, tavo 10 čia yra daug, ar čia maždaug kažkas laimėjo 50 kartų? Ar tu esi rekordininkė kažkokia? Per tokį per tokį laikotarpį, tai čia gana daug, kad būtent, pirmų vietų aš skaitau laimėjau, nes buvo ir 3, ir buvo ir 2, ir buvo 4, ten buvo ir 6. Bet savo amžiaus grupėje, tai, buvau kiečiausia, tada mano draugė, su kuria iki dabar dar bendravom metais vyresnė, jinai irgi būdavo dažniausiai visada pirma, kad mes tokios pastovės, kur jau aišku vos ne, kad būsim pirmas arba antras, jeigu labai susimausiu. Ir dar yra viena, kuri dar vis lanko 2 metais vyresnė Fausta, kur važiuoju Europą į pasaulį, linkėjimai Faustai. Tai man rodos, iki senatvės dar lankys. Pasenęs, neįsivaizduoju, nes gimnastika yra toks, trumpas sportas. Bet šiek tiek pasitikslinam, kokia tavo gimnastika yra? Ne ta, kur salto, nes visi sako, padaryk salto. Mano, kur yra... su tom virvelėm gražiom, Kaspinėlis, lankų, kamoliukas. Čia ta, kur nesiskaito, čia šitą. Kas nesiskaito? Juokauju. Ne, bet aš galvoju, kad gimnastika yra kliučių ruožas. Tau tik krepšinis skaitos. Praktiškai. Dar futbolas. Bet ne kai Deivis žaidžia. Aš kažkodėl, kai pasakai, kad gimnastika, aš iškart įsivaizdavau Simoną Biles, kur ten ant to arklio šokinėja, kulveršius daro ir panašiai. Ne arklys, vadinasi, ne? Arklys. Ja, tai aš kažkaip tą įsivaizdavau. Ir tas su kaspinėliais man visą laiką atrodė toks labiau, prieš gimnastiką duoda su kaspinėliu, ir tada prasideda normalioji gimnastika. Meninė gimnastika yra elegancija, figūra gražesnė mergaičių. Leškos. Ilgos kojos, plonesnės mes. O sportiniai jos labai žemos ir bernai labai žemi sportiniai, nes jie šokinėja ne kaip krepšiniai į viršų, šokinėja žemyn.
Nu jo, tas Simona Biles tai ten iš vis. Ir pas jos raumenis, labai jau mane, tai negražu jos 1,50 m tos sportininkai. Man tai nesiekia, metro kem gal net nesiekia Simona Biles. Manau, metro pem nesiekia. Pagūglink, nes Simona Biles. Labai man įdomu pasidarė, nes tikrai kaip ir tenais traumas tai žiaurios būna, jeigu jos ten jau krenta, tai viskas pas mus nėra toks pavojingas sportas. Jo, bet realiai, o kaip tu traumą gali pas save patirti? Nu, tipo špagatas kažkoks nesigaus, labiau, nu... Aš čia nemenkinu. Aš ne dėl to žvengęs, prašau, aš pamačiau tiesiog ūgį. Koks metras kem 2. Metras kem 2! Visi mano mama yra 1,5 m ir jinai tipo visai dėtų į kažką. Ja, monstrė realiai. Okay. Tai kaip gali traumas gauti? Ja. Nu, kokios dažniausios traumas? Pasitempimai visokie dažniausiai. Jo, bet nes... Uždegimai, nugaros skausmai dažniausiai. Jo, bet jeigu Simona Biles kris, jinai ten tiesiog visą sulūžt gali turbūt. Jo. Jo. Nu gerai, žodžiu, traumas, pamirškim tas traumas, nieko nepadarysi, svarbiausia, kad jauti tą meilę tai gimnastikai ir kad nepamiršti to špagat, ten pasidaryti kažką pasitreniruoti. Tai žodžiu, gerai, tau, kada metį, 15-16 metų, ne, viską teko nutraukti? Nu, prieš 2 metus baigiau pilnai jau. Nu tai 16 metų ir nutraukiai. Iki tol buvo socialinė medija tavo gyvenime kažkokia veikianti aktyviai? Ne. Nebuvo, ne? Vat, labai gaila, kad nebuvo. Tai vat man labai įdomu yra tas perėjimas, žinai, nes vis tiek tu dabar esi žinoma kaip socialinių tinklų žmogus labiausiai, ne dėl savo turbūt gimnastikos, nu gimnastikos pasaulyje turbūt žino tave žmonės vis tiek už tos nuopelnus, bet kaip įvyko tas perėjimas, kada? Pamini savo patį pirmą postą, kur tipo nusprendė, kad va čia bus mano... Ir ar buvai nusprendus iš karto, ar tiesiog, žinai, kaip... Ai, nu šiaip galima skaityti, kad aš kai lankiau 2017 dar, kai buvau, kai gyvenau Vilniui, buvo muzikaliai. Prieš tik to, kad buvo muzikaliai. Taip. Ir aš ten keldavau, kaip aš tenais vartydavaus ir tenais su kokeliam tokį šokdavau. Kokeliam tai kai kėgliai bowlingo, kur žongliruoji. Ir va aš ten atsimenu įkėliau ir patekau, kaip dabar į For You labai lengva patekti, tada gauti tokį featured raudoną, tokį ženkliuką būdavo sunku. Tai va ir ten keldavau tos gimnastikos video ir gaudavau daug peržiūrų. Nu ir tada sakau, dingo muzikaliai. Sakau, tik to, kad ne už ką nesisiųsiu. Nu, tipo, tikrai ne, nes yra tas pats. Aš muzikaliai per planšetę darydavau, nes per telefoną kažkaip man neidavo jo įsijungti. Ir bam, baigiu gimnastiką, pradėjau vaikus treniruoti. Ir kažkaip buvo didžiai nevykėlės, ta daina aerobika labai trendino ir aš tiesiog padariau ir iškėliau koją iš šono ir tada bam žiūriu daug peržiūrų ir galvoju toliau kelsiu. Okay. Kelsi koją ir video. Kelsi kojas ir kelsi video. Pavadinkim, kad netyčia, iš dalies, nes nu, nebuvo tavo tikslas, o aš čia būsiu dabar, nežinau, influencerė. Ne, nebuvo taip, kad aš keldavau specialiai, kad čia gaut peržiūrų kažką. Kad tiesiog man pasiseka su tom peržiūrom, kad galima sakyti, belė ką jie kelsiu, nu ir kažkiek bus vis tiek. Bet vis tiek, žinai, pradžioj, kaip sakai, kojos kelimas vos ne virš galvos, bet kažkurio momentu vis tiek jau ieškoja kažkokio koncepto dar pagilinimo, ne? Nes, pavyzdžiui, aš asmeniškai, kur buvo netyčia užtikta tavo veidas, tai buvo tas klausimėlio tipažas labiausiai. Yeah. Tai irgi čia buvo netyčia, ar čia buvo ieškojimai ir taktika, žinai, va dabar aš galvosiu savo konceptą ir aš jo, tarkim, laikysiu stipriai. Kaip tai... Ne, tiesiog buvo visai, tik tokia visada trendina tas klausimėlis užsienį. Nu visur tie interviu labai geriausiai žiūrisi, įdomiausiai. Ir aš mokykloje pasibandžiau pasidaryti tą klausimėlį, aš tada dar su tom ausinėm, ten rėkdavau tas ausinės. Ir po to kažkaip, man tada labai būdavo daug drąsos prieiti ir visokių nesąmonių žmonių klausinėti. Dabar man nebėra taip. Okay, čia keista, atvirkščiai turėtų būti, aš taip įsivaizduoju. Nes seniau manęs niekas nežino, aš tiesiog prieinu, sakau, ai čia mokyklai ten projektą filmuojam, galima nusifilmuoti. Ir sutinko dabar jau prie jaunimo, jeigu noriu prieiti, jau žino ir jie nenori savo veido kišti socialinius tinklus ir tada nelabai kas besigauna. Nes galvoja, aš manau, kad visi labiausiai bijo, nes galvoja, blogai pasirodys, žinai. Ir tada jo, o čia kažkas apie mane kažką parašys. Taip. Nu, pamirš po sekundės, ką pažiūrėta tik to, ką praskolins ir pamirš. Taip. Ok, prisišlienant prie to paties, pamirš, ką ten parašė ir panašiai, tai kritika visam šitam social'e. Vis tiek, kas greičiausiai gauni, būna, spėjai žinučių kažkokių ten, ne tik gerų, bet ir blogų. Esu matęs net ir mūsų paskyroje, kur mes įkeliam, vienas kitas neigiamas komentaras pasitaiko. Nu, tai jo, sportlanas įkeliam, Deividas rašo, kodėl čia apie tai taip rašo, o kodėl tave taip pavadino, o kodėl čia taip... Aš bandau sužinoti, kiek yra tame, tipo, nu, ar yra kažkokio, ne, labiau...
kuo remiantis, nes tokie, random, pavyzdžiui, paskutinį kartą buvo vatnikai ir aš tik galvoju, blemba, kaip... Kad vaikus rusų kalbą treniruodavau. Jo, nes man tiesiog smalsu buvo, kaip susieta, žinai, ten tai buvo. Nu tai gerai, kaip dylini su visų heitu, nes su heitu dylinti jaunam žmogui... Ai, kaip kada? Būna breakdownų, lengvų tokių, kur pažiūri ašaras bėga. Žinai, šioks toks spoiler alertas, mes trečiadienį nusifilmavom naują video, kuris vadinsis, neturi dar ponių, bet turbūt Pauliencijus sportuoja ar kažkas tokio. Ir buvom pas mūsų bičiulį Henriką Vikšaitį, kuris šiek tiek pamokų. Šiek tiek pamokų davė, kaip su heiteriais reikia dylinti. Tai kol kas žodžiu kariauja, bet galimai perės ir į veiksmus. Fizinį kontaktą, ne? O jeigu ten žiūrint dar giliau, nes šiais laikais, mano manimu, labai yra svarbus psichologinis gyvenimas, psichologinė sveikata. Ir mūsų laikais, kai mums buvo po 18-17, niekas apie tai nekalbėdavo, mes niekas nesuprasdavom. Žiūri, ten širdis permuša ir galvoja, matyt, suvalgiau kažką per daug, ar ten nemegojau šią naktį. Šiais laikais manau, kad vis tiek esam labiau apšviesti, vaikai yra paaugliai apšviesti. Ne, tai aš kalbu apie iš heito pusės. Aš juokauju. Tai žodžiu, tai va, kai prasileidi heito, kerta per savivertę, dar kažkur, kad tikrai paveiktų. Ar labiau esi nepaveiki? Labiau esu nepaveiki. Labai gerai. Nėra tikrai, kad aš atsisėsčiau, perskaičiau ir apsiverčiau dėl to komentaro. Bet kai man būna sugriūna viskas į vieną, nėra šiaip, kad aš seniau žiūri daug žliumdau per gimnastiką, dėl trenerių tad vėliau, o dabar kažkaip pagalvoju, o kas čia tokio? Aš bandau dabar įsivaizduoti, kaip jinai su tuo bantu linksma turi būti rašus ir mojuoji bantu. Nežiūrėsiu, kai su tos kokelės, kur yra jos skaudžiai, jeigu tu galvą gauni, nes ties turi mesti iki lubų, aukštos lubos, ir tada padaryti 3 kulveršius ir pagauti, ir būna į galvą gauni, tai tada žliumbi tikrai. Koks čia greitis, turi būti 3 kulveršius? Jo. Tipo, tos... Čia žiauriai viskas greitai vyksta, nes ta kokelė, jinai lengva visai. Ir jinai greitai parskrenda tau atgal galvą. Ok. Sorry, kad aš bandau dabar įsivaizduoti ir visai, gal... Aš vis laikai bandau įsivaizduoti. Sakingai, atrodo, tas blooperis toks geras. Bet dėl heito, tai ką aš žinau, tiesiog, kad ir realybėj, mokyklai vyksta patyčios. Tu tiesiog turi išmokti, nekreip dėmesio ir atrasti iš to naudą. Nauda, tai gerai, pavyzdžiui, heiteriai. Jie pažiūri mano video ne vieną kartą kaip mano fanai. Jie pažiūri 10-20 kartų. Aš pati, jeigu nemėgstu kažkokio žmogaus, aš šio video žiūriu žymiai daugiau kartų, kad kiekvieną sekundę rasti iš ko išsityčiot, pavyzdžiui, ne? Kaip žiauru, tai tu irgi žiauriai esi reiškia. Bet aš nerašau niekada komentarų. Ugnimi prieš ugnį. Aha. Ne, bet šiaip man labai įdomu, aš retai, žinai, bendrauju su jaunais žmonėmis. Tai man yra vis tik įdomu, kaip jie su to dylina. Nes aš irgi visą gyvenimą, kiek, ar ten imant senus laikus krepšinį, žinai, kuo daugiau heito, tuo daugiau motivacijos kažkaip, žinai. Pavyzdžiui, parašo storą, tai tada ir tau yra motivacija į džimą. Čia kaip tik yra gerai. O gal tu pasiduodi, žinai, tipo, iš kitos pusės jų komentarams? Ne, čia nuo manęs priklauso, kaip man užeina, arba aš toliau einu kebabus valgau, arba aš einu į džimą. Bet jeigu... Nieko nevalgiau, čia normaliai. Kodėl taip elgies? Bet reikia tiesiog... Daug kas man prieina arba parašo, noriu pradėti socialinius tinklus, bet bijau heito. Kaip tu susirgai su to heitu? Tai jeigu apie tai rašinėti, tu tokia, anokia ir tai yra netiesa, tai tu profiltruoji tos komentarus kaip Tinderį, prasvaipini ir atsirenki ir tada žiūri, kad yra žymiai daugiau, kur ten tave palaiko ir kad laukia tavo kito video. Šitą iškirpsim ir bus kaip ir Ilsas, va. Pauliencijos patarimai, kaip kovoti su heitu. Labai gerai. Tinderis, nesakai? O, apie kitą. Kaip Tinderis sekas? Užblokuota aš ten. Kodėl? Tu užblokuota? Jo, nes man buvo, aš dar buvau nepilnametė, buvau parsisiuntus. Ir aš ten verslą bandžiau daryti. Čia tie pirmieji pinigai, kur mes klausimą turim, kaip pasirodo iš Tinderio verslo. Tinderis. Ir dar badų yra. Verslas. O kaip žodžiu, jeigu nori dėdės... Čia kitas Reelsas jau. Man nebepatinka. Jeigu nori dėdės, tai... Monetizuoti Tinderį. Jeigu dėdės nori, kad aš jiem atrašyčiau, man jie turi pervesti pinigų. Ir to mane užbanino, ir badu, ir Tinderį. Ne, man kodėl? Kodėl užbanino, kaip manai? Nes aš ten sąskaitą savo buvau tiesiog aprašymą pasidėjus. Bet aš ten normaliai buvau užsidirbus. Gerai, normaliai tuo metu buvo ten kokį 5 eurų. Bet vis tiek. Čia gali VMI klausyti, tu labai atsargiai. Ne, čia ne šimtais, ne tūkstančiais, ten 50 eurų, bet man tuo metu aš ten tiek kontentas, tiek žvengdavau. Wow. Ir dabar noriu Tinderį susikurti, bet man net neverta, nes gali būti, kad jau kažkas yra su mano tipo nuotraukom susikūrę, nežinau. Tai gal verta vis dėlto, nes tada bus tikroji, žinai, kad... Ir tada netikės, kad ten mano akauntas, tai man neverta. Tai gali verifying turbūt.
Verify. Draugas sakė. Draugas sakė? Gali Kuris verify. draugas, Maconka ar Davidas? Kitas. Haris. Ok, o turi bičą? Nes mes kalbėjom šiek tiek apie bičus ir apie sportą, ten buvom Tai dar jau Davidas sujungę. turėjo sakyti, kad neturiu. Nu, čia nespaudai buvo mūsų pokalbis. Šitas ar? Ne, kur kalbėjomės. Ok, Ne, bet gerai. čia tai. Man šiaip įdomu, sakyk, kad ne prieš, jeigu mes ištrauksim, mes mylim kažį, mes mylim sportą, futbolą mažiau, nes mačiau, kad Lietuva nukrito į dar vieną vietą žemiau reitingę iki ten 124, man Į atrodo. žemiausią divizioną. Man taip nepatinka, kai žmonės tiesiog patys nežaisdami ir nedarydami varo ant kitų, kad jie čia nesugeba būti arba kad jie čia prastai pasirodo. Svarbu, jie kažką daro. Galima ir taip pažiūrėti. Jo, galima taip pažiūrėti. Bet Galima. nebūtinai, Nereikia bet tiek nebūtinai. daug reikalauti, nes tada įsivaizduokit, kaip jie blogai jaučiasi, kai jie blogai sužaidžia. Mes nereikalavom daug iš tikrųjų, mes reikalavom. Šiaip labai mažai reikalavom. Galėtų Lichtensteiną, Orevą, ta prasme, Farerų salą. Bet aš, kad jau užsiminiau apie Bernus, aš prisiminiau, kai mes pirmą sykį sustikom, tu jau tada gan atvira buvai, kas mane nustebino maloniai. Ir tuo metu buvo su sportininku tau kažkokie santykiai Kaune, jei neklystų. Krepšininku. Kažkaip Turbūt. įdomiai. Ne, aha. čia Davidai kažką netaip nesueina čia. Šiaip rimtai, patinka tau sportininkai, kaip supratama, ne? Patinka kažorai. Nu, patinka šiaip bendraut, bet nebūt santykiuose su jais, nes jie galvoja, kad jiem visos panos prieinamos ir tada jie nevertina ir tiesiog, tipo, pasinaudoja ratę. O tai gerai, o tu kaip į bičių žiūri? Kaip aš bičiu žiūriu? Kodėl ta tyla tokia? Nu, tarsi, tu pasakei, kad, pavyzdžiui, kažkuo, aš įsivaizduoju, jie gauna kažkokios garbės, jie gauna kažkokių tai titulų, ale labai gerai Nu, krepšininkai. krepšininkam ta karjera bus svarbi iki pat, nežinau, 35 kokių ir tikrai ne šeima. Mes neįpisa, negaliu. Labai, Atsiprašau. labai sunkiai priemėtų tą jau. Aš labai sunkiai priemu, kad aš toks senas. Aha, tęsk, atsiprašau. Nu, ką aš neturiu ką pasakyti. Tu vis gerai, nesiparink. Man tiesiog buvo įdomu, žinai, nes vis laik yra lengva pasakyti, žinai, kad bičiai žiūri labai nerimtai. Dėl to man buvo įdomu tavo, nes vis tiek dėmesio susilaukia labai daug, aš įsivaizduoju dabar. Bet visi galvoja, kad susilaukiu va tiek va dėmesio, ne, prašau, rašykit man į dėmsus. Jeigu yra normalių bernų, tai rašykit man. Bet neparašykit tiesiog labas kaip sekas. Ok, o Kažkaip su kitaip. pick-up line reikia parašyti tau? Kažką tiesiog įdomaus arba, Raktas į nežinau. Pauliencijų širdį, prašau, atverk dabar mūsų visiems žiūrovams. Bet kad prajuokintumėt arba kažkaip. Svarbu. Kažką. Ne tiesiog labas kaip sekas arba ten kažką. Legendin, čia mūsų laikais atsieidavo. Nu, ne visą laiką įdomu. Ne visą laiką, bet Retai, nereikėdavo. bet- Aš šiaip, pavyzdžiui, pamatau kur nors socialiniuose tinkluose, kas nors dalinasi, žinai, pick-up line'ais. O aš galvoju, kad čia realiai taip reikia šiais laikais daryti, pick-up line'us šaudyti, kuo baisesnį, įdomesnį parašys, to geriau, tipo, kortą paės. Nu, kartais tai tikrai taip prajuokina, kad atrašau. Nu gerai. Supratot, turit prajuokinti žmogų. Kai prajuokinat žmogų, gausite atrašymą, Ir atsakymą. tada turi būti akantas neprivatas ir turi būti gražios fotkės įkeltas. Tik tiek reikalavimų. Vis daugėja. Tik tiek reikalavimų. Gerai, o koks turi būti bičias tada, jeigu fotkas gražus, kas yra gražu? Veidas. Plaukus spalva kokia. Veidas gražu. Nu, tai Nesvarbu veidas. plaukai, ar blondinas, ar brunetas, nu, svarbu neryžas. Gerai, tada ūgis yra svarbu, kad būtų virš Metro metro. 8. Taip, nes Minimum. aš 1,74, tai kad būtų virš metro 8. Aha. Bet kartais, nu, kad ir žemas, bet Svarbu geras vyras. labai geras, nu, tikrai labai fainas, tai tada jau atleidžiama. Bet jeigu vis tiek- ryžas. Nu, Jeigu žiauriai fainas, ugneplaukis ir 1,74 m. Nu, ne. Iškart skipa, ne? Ne. Tai va, supratus, kas Nes nerašykit. užsidėsiu aukštakulnius, turėsim Taip. eiti į renginį, tai tada jis bus už mane žemesnis, tai negerai. Ir su raudonais plaukais dar. Gerai, žodžiu, jeigu esate virš 1,80 m, jūsų plaukai nėra ugniniai, tai jūs galite bandyti Bet juokingai. užgrobti jo širdį, taip, su juokinga žinute, o tada jau viskas with the flow. Jeigu Kas norit, va, reelsų pafilmuot kartu, kokiu mėlu. Arba jūs papilmuosit tiesiog. Ja, yra daug pliusų. Gerai, keliaukim iš tikrųjų nuo to viso influencinimo, arba ne, dar prie jo likim, žinai, kur likim. Kada tu pajauti, kad jau viskas, šitas influencinimas, jis jau turi rimtą svorį. Žmonės man siūlo babkės už kažką, už tai, kad aš kažką padarysiu ten. Koks pirmas dylas tavo buvo? Taip, pirmas dylas, kur tu galvoji, geras, noriu dar. Tai kvapelis. Čia pirmas buvo? Tai kvapelis vienas iš pirmų, arba dar hudis, ten tavo hudis, ten toks kaip halatas. Tai Tai čia vis buvo- dar gyvas, aš matau tik Jo. tokią reklamas, bet jau teatus reklamuoja. Tai čia Didins. buvo prieš metus. Mm. Tai pirmas prieš metus tik buvo? Jo. Ok. Dabar Čia galvoju, anksčiau tikrai. buvo, ne, nebuvo Palauk, anksčiau. taip. Aš turiu visą sąrašą savo reklamų, kiek uždirbu, susirašysiu. A ne, Ok. viską rašaisi į Jo. Excel kažkokią, ne? Į nautus tiesiog. Mhm. Tai- Excel, jo.
too old school. Ok, bet čia nesu girdėjęs tokio dalyko, žinai, kad žmogus, kuris ten pirmį dylą jau viską rašęs tvarkingai Excel ir viską dokumentuoja. Tai progresija, tada matai. Labai fainai, užskaitau iš tikrųjų, užskaitau. Aš galiu prarastas galimybės taip irgi sąrašą daryti. Prarastas galimybės. Jo gyvenimo, žinai, kiek prašovęs esu. Praeitas rugsėjis. Čia buvo pirmieji praeitą rugsėjį. Praeitą rugsėjį, tai kvapelis, va čia. O, geras. Tada... Tai ir Sportlandas po to atsirado kažkur. O Sportlandas atsirado, aš dar rašausi savo tikslus ir buvo toks bairis, kad užsirašiau kažkurį mėnesį, kad noriu dirbti su Sportlandu ir tada kaip tik po 2 mėnesių jau išsipildė. Ok. Nice. Prisidėjau prie šio. Prisidėjai? Yeah. Tu buvai tas, kuris parašė? Jinai mums buvo parašysi kažkada ir mes kalbėjom, kad tipo, blemba, reikia pabandyti. Aš nebuvau parašęs, aš buvau užtaginusi sorry. Su saulutė metu kačio kamuolį. Ir ten kažką komentare paminėjimus. Užtaginamus ir kažką. Tiesiog visus tagindavau, kad tiesiog žiūrėkit mane. O tu, Davidai, tu rašai iš asmeninės anketos jiems ar iš sporto? Ne. Nes kodėl paklausi, nes gal tu kažką juokingo parašai, kad tai tau atrašė. Aš dažnai parašau kažką juokingo, bet šį kartą pasinaudojau Sportlando paskirtą. Ok, supratau. Tai žodžiu, pirmieji uždarbiai iš ten. Kaip tu dylini, nes tiek pinigų užsidirbi jau, ne, bet gyveni su mama, kaip suprantu. Vis tiek mama valgyt padaro, būstą, stogą po virš galvos turi. Ką tu darai, ką veiki su pinigais? Nes tiek, taupai? Taupau. Yra kažkoks tikslas tam? Taupau savo būstui ir mašinai. Ok. Tai kas pirmas bus? Tai nežinau kaip... Gali būti tas pats? Mašina būstas. Tai jeigu nelabai susitaupyti. Ant mašinos, nežinau, ar aš noriu mašinos, nes žiauri daug išlaidų ir draudimai, ir padangos, ir benzas, viskas, tai gal tiesiog baldrive kokį vairuosiu, nes aš mėgstu labai pėsčio, mėgstu autobusus ir nenoriu tose kamščiuose stovėti. Girdėjau gandus, kad 6 kartus laikai teorijos egzaminą, ar tiesa? Gal taip, o gal ir ne. Aš tiesiog esu ta, kur mėgstu rizikuoti. Pavyzdžiui, rytoj matkas kontras, aš nesiruošiu, kai bus, tai bus. Tipo, jolo, aš esu ta, kur kam nervuotis, kam čia kažką, kai bus, tai bus. Jau yra gyvenimas mums sudėliotas, kartais mes turim pasistengti dėl kažko, aišku, turim padirbti, taip. Bet šiaip, tai kai bus, tai bus. Tiesiog, kas tas pažymys, kas ta teorija 6 karto, nieko nereiškia, nieko čia nelėmė. I'm him, žinai, toks prasidėjo, visiškai toks jau, žinai, keliauja. Aš įmonė, kombinatas. Aš kaip turintis sūnų, žiūriu iš 2 pusių, tai ką tu sakai. Iš tėviškos pusės žiūriu, kur, žinai, bet ir ta tėviška pusė yra, 2 šakas išsišakojanti, nes vienoga labai fainai, kad taip žiūri, kad nematkėje yra tavo ateitis, kaip pavyzdys, ne, tarkim, matkės nemėgsti, ir toj kontras, aš nemoku matkės, man jos nereikės gyvenime, aš eisiu kitais keliais. Fine, cool, good. Iš kitos pusės tas tėvas sako, žinai, bet... Gal. Nieko blogo nenutiks, jeigu prisėsi, žinai. Iš tos pusės. Bet tiesiog, jeigu yra ar susėdyti reklamą ir gauti kelius 100 eurų. Ar piniguose laimė iš karto paklaustas tau? Ar tu laiminga, Paula? Čia, žinai, iš karto. Bet aš galvojau, šakės, čia pradėjau kaltus pinigus, galvojau, o kaip čia būsiu laiminga, čia wow. Bet tada kaip tik pasižiūri, kad gaunas viduj pasikėlimas kažkoks atsiranda dėl tų pinigų. Okay. Jau atrodo, kad ką čia tie klasiokai, tik tai mokyklai eina, daugiau nieko neveikia. Ir tada jau bandai save nuleisti ant žemės. Arba prašai kitų, kad tai nuleistų ant žemės. Okay. Ir tada, žinai, reikia tiesiog visada, pinigai mėgsta tylą. O gaunas kiek čia išminties tokios pabėrė. Bet žinai ką? Elonas Maskas kitaip pasakys. Žinai ką? Mums reikia nepabėgti nuo mokyklos, sudaryti mini pertrauką. Gerai. Ir reitinguosim pamokas. Jo, nepabėgim nuo mokyklos per toli. Aha, reitinguosiu aš tau pamokas visos 10 vietoj. Ne. Pažiūrėsim, nes reikės vis dėlto pareikėti nuo 1 iki 10. Dabar aš noriu, Išjungkit mikrofoną. Neišjung, žiūrėk, kai tu dalyvavai X Factoriui su savo esama žmona, aš mažytė, dar gyvenau Klaipėdoje, aš niekada nepamiršiu. Aš turėjau savo taurės ir balionų prisipučiau, kai buvo finalas X Factorius, prisipučiau balionų. Ir uždėjau tos balionus ant savo tų taurių ir palaikiau labai Andželą, kad laimėtų, norėjau. Žiauriai norėjau, kad Andželą laimėtų. Ir aš net palei, kai jinai dainavo, aš šokau šokį tuo metu ir mama su savo Nokia filmavo, dar turi būti kažkur tas video. Geras. Ir tada taip susinervinau, kad tas žygis laimėjo, bet tada mama sako, jie susiejo, jie pora, sakau, ai tada gerai. Ok, bet čia, žinai, čia yra klasikinė situacija, sakau, aš kiek sutinku 9 iš 10 žmonių sako, o, fainai, šaunuolė žygį.
Bet mes Andželą palaikėm. Ir toks, okei. Okay. Kelinti čia metai buvo? 2-14 metai čia buvo. 2-14. It's been a long day. Gerai, mes tuoj pareinam. Na, įdaina šitą, kokią aš dainavau? Jeigu žinai, ko tu nori. Gerai, žinai, ko tu nori. Jeigu žinai, dėk ant stalo šitą bliūdą. Aš noriu, kad tai liautųsi pagaliau. Tai aš turiu bliūdą mūsų nuostabųjį burtų. Kai vyksta sporto fotosesija, mūsų taip skoniai nesutampa su Davidu ir jis man neleidžia selo klausyti. Kažkada mes fotkinam. Selo. Nu, tai nebūtinai reikia. Žiūrėk, mes kai fotkinam, dažniausiai būna studijų koks nors senais GBL'as. Taip, vaibelį pakur. O, tai Paulas, gal nori savo muzikos? Jo, norėčiau. Ir jau, žiūri, selas buvo surašytas, tada, gerai, ten Furito, Audži buvo, bet selas dominavo. Aš kai sakau, kad dominavo, tai iš 10 dainų 8 selo ir kai kurios gal po 2 kartus, nes kodėlgi ne. Supratau. Tai biški liūdna dėl to, bet... Aš kažkaip, aš linkiu, kad aš įsileisiu selą dar savo gyvenimą. Čia yra jaunimas, dėdės, jaunimas klausosi. Selas ir už mane senesnis. Aš kai buvau jaunimas, selas buvo. Tiesiog tik tokia labai fainai daryti su palijo dainas ir šiaip jo dainos tokios, geras. Aš selą iš vis kaip reperį atsimenu, jis ant tiek senas yra. Gerai, selas, šiaip aš noriu įsileisti atgal iš širdį, nes kai buvo ten prisišnekėjęs, aš jį išmečiau iš savo širdutės, muzika man jo patinka, bet važiuojam, klausyk į mokyklą, grįžtam į mokyklėlę, palau, neskubėk. Taisyklės yra labai griežtos taisyklės, žiauriai griežtos. Yra 10 dalykų, taip? Pirma vieta tavo mėgstamiausias, 10 nemėgstamiausias dalykas. Žygis tu įrašysis, nes mes jau esam klaidų pasidarę su šitom. Tai va, tu trauksi dabar, ištrauksi kažkokią pamoką, jau kalbėjom, kad tai bus pamokos ir tu duosi į vietą. Tai jeigu duosi 1 vietą, tai reiškia, kad biologija yra tavo mėgstamiausia. Jeigu duosi 10, reiškia nemėgstamiausia. Tai žiūrėk, sudėtinga aiškinti taisyklės. Aš labai norėjau taip, kad kažkiek rimtumo tame būtų. Viskas gerai, pažiūrim, gerai. Kągi mes turime pirmojų šaukimų šiandieną? Kas tai? Aš labai ilgus tos papirėlius padariau, kad daugiau intrigos būtų. Čia nežinau, ar intrigos daugiau ar kartą. Lietuvių. O, kiek šypsenos daug. Gerai, pirmiausia, kol dar nepasakėjai, kelintą vietą dedi, kaip tau su lietuviu? Čia auklėtojas. Man labai gerai būdavo visada su gramatika, diktantais, aš šitų dailyraščio konkursus laimėdavau pradinėse, o su literatūra man neina sudėliot minčių, labai išsiblaškius, bet sakyčiau... Čia dėl TikTokų taip. Jo, bet kaip tik, sakyčiau, iš minties atsirado daugiau, bet tiesiog aš nesuprantu tų rašinių struktūrų, visų ten tų interpretacijų. O dieve, interpretacijos. Interpretacijų probleminių rašinių aš ten nelabai ten skiriu. Nes neturi problemų, viskas suprantama. Tai aš tiesiog, ką galvoju, tą dedu ir dažniausiai nukenčiu pažymio atžvilgiu, dėl to, nes per daug remiuosi savo patirtimi, aš visur prikišnėjau savo patirtį ir dar... O tavo patirtis nėra knygos, ar ne, citavimas kažkokios. Taip, o aš nemėgstu tų knygų senoviškų skaityti, man kažkaip, neįdomu, ką ten tas veikia dėdė prieš 200 metų. Nuoširdžiai, vienas dalykas iš lietuvių interpretacijų, tai yra nepatinkantis man iki šiol, tai vat interpretuot. Žinai, ką parašė dėdė prieš 100 metų? Tu parašai ir turi interpretuoti, ne? Tu parašai, aš manau, kad dėdė iš tikrųjų galvoja, koks gražus yra gyvenimas, kokia saulė nuostabi. Ne, saulė yra simbolis. Gyvenimas simbolis. Tai reiškia, kad jo gyvenime vyksta pokyčiai. Iš kur tu žinai? Tik jis neparašė, kad aš knygą rašiau va taip, o turėjau menį tai ne, čia interpretacija tavo ir mano. Tipo, tu prieš mane. Gerai, kelinta vieta. Kiek suprantu, nedaug interpretacijos gavai. Dedam antrą. Antrą vietą. PM5 gavau. Lietuvių PM5? Tik tai, čia buvo mano mažiausias egzaminas. Žemaitis. Ne, mažiausias egzaminas buvo. Nes nemokė lietuvių kalbos, jau mes šitą esame. Gerai, lietuvių antroje vietoje. Bet jeigu gramatikos nemokėčiau, tai influencerė nekokia būčiau, tai labai man. Šiaip man irgi kliūva, kai pamatai žmonės, kurie tarkim kažką pasipaustina ir skaitai. Jeigu bernas nemoka rašyti, jeigu parašo tenais trukdo su G, iškart viso gero. Tai žinokit, kad jeigu vis dėlto belsitės jo updatinam dėl Tinderio, jeigu nemokat rašyti, tai nerašykit. Blogiausia atveju, nueikit į ChatGPT, parašykit savo tekstą ir paprašykit, kad ištaisytų klaidas, išsigelbėsit. Važiuojam toliau, ką turim? Turim anglų. Anglų, gerai, anglų, kaip tau anglų iš viso? Eina kortą, mokai, aišku, viską ten puikiai turbūt. Nėra man labai gerai su anglu. Nėra labai gerai pažymių prasme ar bendrai su anglu sunkiai einas? Pažymių prasme ir žodžių sudėtingumų prasme. You go school. Ten, I like, I don't like, ten viskas gerai. Aš galiu susišnekėti su žmogum, aš galiu suprasti serialų žmonės, bet nėra man. Shall we do it in English from now on? Yes, sir. Nudedam
Trečią. Ai, tu čia. Trečią, čia tu labai Mokytoja labai faina nauja dėl to. Gerai, mokytoja, šaunuolė. Va, Linkėjimai mokytojai irgi. skiepija meilę mokslui, nors net nebūtinai gerai, tai ten iki galo sekas, kaip kad norėt, kad sektas. Tai labai puikiai. Žiūrim, ką turim dar. Tai tuos papiriukus gali suglamžyti, mes tai Davidas, viskas gerai. Nereikėtų. Ai, ne. Atsiprašau. Pasikviesi dar kokią mažą mergaitę ir paklausti jos apie pamokas. Nu, Davidai, kodėl tu padarai tokius ilgus lapelius? Šitą, kad galėčiau drumroll uždėti. Fizika, aš ją išsimetus, Aha. Taip. bet man šiaip gerai jinai visai sekėsi, bet tipo, kam jinai reikalinga, tai biškai nesuprantu. Tam, kad žinotum, kodėl podelis nukrent, pavyzdžiui, ant žemės nuo stalo. Patiko man ten, kol dar buvo lengvos formulės, nežinau kokia 8. 8 vieta, fizika, važiuojam, 8 vieta. Įdomu, man aš pats nežinau, ką prirašė Davidas, dėl to man... Matematika. Matkė, mano mėgstamiausia pamoka būdavo mokyklai. Kaip tau, rimtai? 9-5, gavau. Gerai, man toks prikolas yra su matematika. Man patinka, kai aš suprantu. Žiauriai patinka, aš dailyraščių rašau ten 3x kvadratu, bla bla. Bet kai duoda kontrolinį ir tada visiškai kitokios užduotis. Kur čia tos raidės? Jo, tada galvoju, ką čia rašyti, kažkaip nesigauna. Čia mokytoja gal čia klaida sąlygų, kad čia man čia nesigauna. Okay. Bet matematika man patinka iki to lygio, kur jinai yra reikalinga. Bet pavyzdžiui, kai aš esu tokia, darau tos namų darbus ir galvoju, o ką man to reikia? O kada aš panaudosiu Pitagoro teoremą, kada aš panaudosiu išvestinės, kada aš panaudosiu funkcijas. Aš tik, man patinka, kad aš moku mintinai suskaičiuoti labai didelius skaičius, sudauginti su... Jo, tai kur tą matką dedam? Nu, čia labai įdomiai. Pirmą vietą, aišku, ne? Labai faina mokytoja. Bet aš labai tingiu ir man labai gėda prieš ją, kad aš... Gali atsiprašyti viešai dabar. Aš atsiprašau, mokytoja. Aš tikrai galėčiau geriau. Nes man seniau tikrai matematika, aš dievindau ją. Bet aš labai daug praleidinėdavau, nes būdavo ten ligonės, stovyklos, gimnastikos. Skamba kaip pasiteisinimų tokia, žinai, krūvelė. Suprantat, atrodo tos spragos nieko, bet tada pradedi tą pačią temą po 3 metų, tik pasunkinti. Aš tą visiškai suprantu. Gerai, čia labai išsitęsiau. Matematika į pirmą statau. Okay. Let's go. Iš to lapo, kurio čia nebuvo, tai netrodo, kad pirmoje vietoje matematika buvo. Ne, tai čia, mes prašom reitingo pagal tai, ką atmėgsti, kas patinka. Jo, matematika yra vienintelis dalykas, dėl kurio verta eiti į mokyklą, nežinau. Aš tau norėjau pritarti dabar jau, nežinau, ir noriu pritarti. Nu, lavinis smegenis. Aš kaip filologas labai nesutinku. Kryžiažodžiai man labai patinka. Žinot, ne matematika, žinok, man atrodo. Sudoku, vat man patinka irgi. Nu, sudoku arčiau matematika. Skaičiai, raidės. Gerai. Simboliai ten. Tiesiog loginis mąstymas. Gerai, ką turim dabar? Chemija 10 vieta, čia iš vis. Mes labai panašiai, žinok, vertinam dalykus. Chemija, niekada neįsivaizdavau, ką aš ten darau. Chemija 10 vietoje. O tau patiko chemija? Biologija. Aš visų filologijų dalykus. Svartau, gerai, biologija, žiūrim, kaip tą kūną... Kokias turi laisvas vietas? 4, 5, 6, 7 ir 9. Nu, dar kūno kultūra turbūt bus. Gal. Nebūtinai. Gal ir nebus. Gal bus parašyta fizinis lavinimas, pavyzdžiui. Su biologija tai čia taip... Kartais visai įdomu būna. Retai, ne? Retai, bet kartais labai sunku suprasti, kas ten vyksta, kad dabar šneku ir ten kažkas vyksta. Taip. Ir man nelabai įdomu, kas ten prie ko prisijungia. Aš per daug sakau, kad man neįdomu ir nereikalinga. Aš savo pasakysiu taip, aš tai pamotyvuosiu. Svarbu, jeigu žinai, ko iš tikrųjų noriu. Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom, žinai. Kaip man išėjai. Ai, tiksliai jam nepatinka šitą dainą. Jeigu žinai, ko tu nori. Jeigu būtų lengviau man išeiti, aš tiesiog išeičiau, bet dabar reiktų atitraukti, viskas labai nepatogu. 5 kokią dedam? 5 vietą, biology, let's go. Kiek išeina iš biologijos tau? Ar turi dar ją? Next question. 4. Ai, neblogai. Čia 5 balys. Gerai, atsiprašau, važiuojam toliau. Suprantat, man žiauriai patinka biologijos pamokas. Jisai sakė. Bet, aha. Nes mes žiauriai daug rašom ir man žiauriai daug patinka rašyti. Aš galėčiau visą knygą paimti ir perrašyti savo ranką. Man žiauriai patinka rašyti. Super, bet kai reikia viską perkelti į galvą ir parašyti kontrolinį, kai tipo... Aš dabar belia kaip rašiau, bet šiaip galiu dalyrašyti. Okay. Bet kai kontrolinį duoda ir tos klausimus apsuka iš kitos pusės, tada galva nebefunkcionuoja ir tada taip neigiam biškai. Nes jūs esat greito vartojimo karta, dėl to čia biškai sunkiau. Kūno kultūra. O, yra. Aš ten nesirodau.
Tu gal turi pateisinimą, ne, dėl traumos, ne? Bet gali nelankyti tele. Aš ateinu, pravedu gimnastikos pamoką, atsiskaitau šaliukų su šaudynė, padarau rekordus lankstumo šaliukų ir išeinu. Mokytojų linkėjimai. Mokytoja. Tai kelintą vietą mes dedam? Nes turi... Ketvirtą? Nu tai ketvirtą dėk. Kūno kultūra. Tipo, kūno kultūra tiesiog nebesiskaitin. Ir dar 3 savaitinės padarytos. Čia daug ar mažai? Seniau būdavo mažiau. O tavo laikais kai? Ekonomika. Pasirinkau ekonomiką vietoj geografijos ir istorijos. Padariau klaidą, turbūt, nes galvojau čia, kažką ten lengva bus ir egzą laikysiu, bet nusprendžiau egzą nelaikyti. Ekonomikos egzaminas yra? Dabar padarėmės pirmi, turim rašyti. Ir buvo jau tarpinis egzaminas tas pas mus, tai man su ekonomika prastai ten pasisekė, tai aš nusprendžiau ir valstybinę nelaikyti. Tai ekonomika dedam į galą. 9 vietą reiškia. Aš baigiau finansų ekonomiką, šiaip, žinai. Ir žiūrėk, kur atsidūrė. Kai realiai, bet aš to paties tarpinio egzaminą išlaikyčiau. Sprendimą priėmė atsisakius ekonomikos, nes yra ekonomistas ir dabar dainuoja, jeigu žinai, ko tu nori. Ar tikrai reikia tam išsilavinimo? Nereikia. Geografija. Let's go. Nu tai kaip Deividas ponas sako, geografiją pasirinkusi studijuoti ir tada galvoja, studijuosi apie šalis, kaip irgi man patinka, galiu ten visų šalių sostinės pasakyti. Tik dabar nepradėkime man stikrinti. Aš žinau, jau kažką šaut Zimbabvė. Europos lengvai, ten kitų sunkiau. Bet patinka geografija, bet kai tenais visus požymius ir akmenis šneka, tai nelabai įdomu. Viena didžiausia klaidų, ką buvau padaręs. Geografija jau buvau įstojęs ir galvojau, būsiu gidas, nes moku angliškai, mėgstu keliauti kaip faina bus, atvarau. O tai kokie čia dirvožemiai ir kodėl iš šitas grumstus stumdot? Tai va. O kas yra Lichtensteino sostinė? Lichtensteinas. Teisingai. Kas yra Brazilijos sostinė? Sao Paulo, ne? Brazilija. Sudegė ekonomistas. Susigėdau iš tikrųjų. Gerai, palauk, kelintą vietą mes statom geografiją, 6 arba 7, 2 vietos liko. Nes nepasakėjai. O kas čia bus? Bet tu pažiūrėjai kažką? Nežiūrėjai? Gerai, tada sakyk. 6 arba 7, negalvok apie pamokas, galvok, kur dedi geografiją. 6 geografija ir turėsim dabar 7. Kažkai nesąmonė, beros buvau užrašęs. Nesąmonė? Bet šaunuolis. Ačiū. Muzika kokia? Etika? Na, aš tikybą jau. Tai spėjai 7 vietą rašom etiką, nes daugiau nėra vietos tau. Gerai, turim tavo 10-uką. Beje, tikybą visą laiką, tai moki poteriauti. Aš esu nekrikštita, aš esu nepraėjus pirmos komunijos. O tavai priėmė į tikybą? Aš tiesiog mokytoja, man labai patiko ir aš sakau, aš noriu pas jūs. Tai supratau, šiais laikais tai viskas tiek tikyba, tiek etika, tu žiūri filmus ir nieko ten neveikia ir čia yra tiesiog laiko švaistimas šiek tiek, nes pasakokit kiek norit apie tas patyčias, vis tiek iš tų žmonių, kurie yra kažkiek kitokie, vis tiek iš jų tyčiasis ir čia, nepakeisi. Duok mano bliūdą. Nežinau. O tu... Man dabar nėra, ačiū Dievui, 12 klasėje nėra etikos tikybos, nes 11 mums buvo daugiau, 3 savaitinės ar kiek mums ten buvo, tam, kad 12 nebūtų. Okay. Bet... Tai štai reitingas mūsų. Gerai, žiūrim, 10 vietą chemija, 9 ekonomika, 8 fizika, 7 etika, 6 geografija, 5 biologija, 4 kūno kultūra ir 3 tobulasis, sakyčiau, tiesiog egzaminų vertas anglų lietuvių matikė. Laikysi visus 3 egzus šitos. Ir dar biologiją laikysi. Ir dar biologiją. Nu tai va, tai susidėlioja. Biologija kur buvo. Laikykit visus egzaminus, nes bus kaip bus. Žiūrėkit, geriau pabandyti, negu nepabandyti. Jūs gal galvojat, kad oi čia man nesiseka. Svarbu jūs nueikit ir pabandykit. Gal jūs išlaikysit netyčia. O jeigu išlaikysit netyčia, galbūt tai bus jūsų karjeros pokytis. Taip. O tu ką galvoji kitais metais po mokyklos? Veikt. Kitas klausimas. Kitas klausimas. O labai sunku šis. 2025 metais žadi mokytis ką nors? Nu, tarsime... Kaip ten sakoma, imsiu gepjerą ir būsiu dikaduonė. O kas taip sako? Tie, kur podcastus filmuoja. Tai 1543 žmonės šitie? Aš nežinau, kažkur girdėjau, man rodos, kur 3 vyrai filmuoja. Na, okei. Vėl tie patys? Man atrodo. Stonkus kur? Jo. Aš tik tokią mačiau ištrauką, kad sakė, tie, kurie ima gepjerą, tie yra dikaduoniai. Okay. Galiu pasakyti savo nuomonę. Ne, šiaip, jeigu nežinai, ko nori, gap years ir geriausias dalykas. Jeigu žinai, aš žinau, kad tai bus dabar. Gerai, išgersi paskutinį ledinę taurę vyno ir pratęsim, viskas gerai. Gerai, nesipaininkit, viskas gerai. Mokslus pabaigiam, reitingą pabaigiam.
Apie pinigus pakalbėjom. Su žvaigždėjimas ir mokykla. Šiek tiek minėjai, kad va, kaip pajauti pinigų galę ir toks, žinai, aš turiu babkių, kiti nieko neveikia gyvenime, tik tai eina į mokyklą. Realiai, draugų. Čia labai nuoširdus paprastas klausimas. Draugų mokykloje, pavyzdžiui, tu turi savo pagrindinius, nežinau, draugus kažkokius? Turiu savo hebrytę. Dažnai visai pykstamės. Nu, bet čia... Taip turi būti. Bet man vis norisi, kai aš darau, filmuoju kažką, kuriu, norisi ir suktis tarp vyresnių žmonių, kad daryti kažkokias naujas idėjas, kurti verslą kažką. Ir tada nervina, kad jie kažko nedaro, bet jie neprivalo. Ir čia dar jiems yra laiko, žodžiu. Aš žodžiu, jiems duodi dar laiko, ne? Dar Gerai, bet mokykloje, žiūrėk. Man jie labai padeda, aš labai dėkinga su savo artimiesiems, 3 bernams, draugams, kad jie per visada... brūkšnelę, ne? Čia kaip suprantu, bernams draugams patau. Nu, aš tikslinuos, viskas gerai. Tik draugams. Visada paskambinu, gali prilėkti, pafilmuoti, tipo, kad palaikyti kamerą, gali prilėkti ant tą, gali mane ten nuvežti kažką. Tai visada man padės, visada kažką ir jeigu liūdna irgi prajuokins. Ok, o tai gerai, aš dar iš to sužvaigždėjimo vis tiek buvo mokykloje, kai pradėjo jau tavo video kažkur tai kilt, žiūrimo skaičiai, ten followerių skaičiai, eidavo į mokyklą vis tiek būdavo jau čia Pauliensis. Tai žvengdavo tiesiog iš manęs. Žvengdavo iš tavęs? Ai, vyresni, ok? Jo, vyresni. Pas mane mokykla nėra tokia, kaip yra centrinių mokykla, ten kokia, nežinau. Yra tos, kur eina žmonės, visi, kurie domi. Pas mane Užupio gimnazija yra, ten yra menininkai ir visiems ten yra nusispėlta ant to TikToko ir nieks ten nesigilina ir niekam neįdomu. Arba, aš atsimenu, kai aš pradėjau, 10 klasį galvu, tai ten 12-okai kažką ten sakydavo, ką tu čia filmuoji, ką tu čia darai. Bet nekreipdavau dėmesio, ir va. Tai kitaip tariant, tavo draugų tas būrelis, jis niekada nesikeitė, ne, plus minus, o visi kiti yra, va tokį parodai ir ramu, ne? Nu, bet tu sužvaigždėjus ar ne, kaip manai? Prisimindama, kokia buvai ir dabar kokia esi? Nėra, kad aš sužvaigždėjus, bet tiesiog vienintelis dalykas, apie ką su manim kalbama, yra TikTokas, pinigai, kiti influenceriai ir taip toliau. Dėl to gaunas, kad visada apie tą kalbu ir kitiem gali pasirodyti, kad aš dėl to fleksinu ir dėl to noriu pavaidinti, kad aš čia su tuo bendrauju, aš čia tą pažįstu jau čia. O su ko bendrauju, žodžiu, nieko, atsiprašau. Tai, bet žodžiu, viskas vis tiek yra labiausiai, kadangi kur užveda ant kelio ar ne, atsakai ir tada žmonės galvoja, kad yra susireikšminimas kažkoks ekstra. Pati iš savęs, nėra, kad jaustum mane. Tokio... Jeigu iš šono pasižiūrėtum dabar į save, ar sakytum, kad vas užvaigždėjus ir panašiai? Šiuo momentu ne, aš labai apsiraminu dabar. Buvo momentas, kur tikrai žiūriu, kad ir su mama kažkaip jau nelabai gražiai bendrauju, tada jau ir draugeliai sako apsiramink, tipo ką tu čia. Tai tada nusileidau ant žemės. Viskas gerai. Pats svarbiausias dalykas, mylėkit savo mamas ir jas gerbkit visą gyvenimą, nes jei ne jos, jūs būtumėt gatvėje. Tai mama irgi, jeigu mama nebūtų gimnastiką nuvedus, sukišus tiek pinigų ant mano gimnastikos, tai aš ir tam tik tokia neturėčiau ką keltą par gimnastikos. Taip, okei. Neįtikėtinai daug išminties šiandien berim. Ne taip, kaip tikėjomės, ne, man atrodo. Galvom, kol kalbėsim daugiau apie TikTokus ir panašiai, o čia yra sentencijų tiek jau pridarta, jei ne mama, jau būtum gatvėj. Ne, mylėk savo mamą ir čia pagrindinė sentencija, nieko daugiau man nereik, reik mamas gerbt, kad ir kaip kartais būna, kad suerzina, vis mamytę reik mylėti. Mama, ačiū tau. Gerai, važiuojam toliau. Mama, pamatysi per kalėdas ir ne tik per kalėdas, matai kiekvieną dieną mamą. Mama sakė, nežiūrės šitos nesąmonės, apie ką mes čia pliurpsim valandą laiko. Gerai, bet mama, jūs myli, žinokit, jūsų dukra, viskas gerai. Jeigu nežiūrės, nežinos, kad linkėjimus perdodam. Aišku, linkėjimą, mamyt. Koks vardas mamos? Pauliencijos mama. Pauliencijos mama linkėjimus nuo X Faktoriaus laimėtojo Žygimanto, kuris nugalėjo Andželą, blemba, bet... Koks vardas mano žmonos? Andžela. O kaip girdėjai? Ji tavęs neatsimena, tik tavo žmoną. Tai viskas gerai, aš irgi jos nesvarbu, gerai, kalėdos. Šiaip mėgsti? Nemėgsti. Nemėgsti? Taip, wow. Aš tengiuosi per kalėdas nebūt Lietuvoje, o važiuoti išskrist kažkur, nes pas mane niekada nėra kaip pas kitas šeimos balius, visi susėda, suvažiuoja į kokį kaimuką pas senelius ir visi sėdi fainai, susitinka vieną kartą per metus. Pas mane nėra tos šeimos didelės ir tada tiesiog praeitais metais skridau į Tailandą, o užpraeitais skridau į Egiptą su draugė ir su mama. Ok. Bet su mamuku skraidot, ar tu viena nori išlėkti?
su mamuku patinka man skraidyti kolas. Ok. Nu tai žinai, vėlgi, grįžtam prie to paties. Su mamuku visur gerai, žinai. Nu tai aš negalvoju paklausti, žinai, apie kalėdas, ten dovanas, dar kažkas, tai kaip spėjo dovanos irgi nėra kažkoks tai dalykas. Čipsų pakelį gaunu ir laimingo. Čipsų pakelį? Yeah. Davidai, galėtumėt gal paorganizuoti nuo Sportland kolektyvą kalėdų Čipsų progą? mes sveikuoliškų tada kažkokį. Nu tai, pilno, nežinau, grūdo. Burokėlių. Pilnos bulvės, čipsai, dar kažkas, nežinau. Pilnos bulvės. Nu kažką tokio, nežinau. Aš niekada nebuvau tokia, kur prašyčiau kokio šuns, iPhone'o, ten niekada nebuvau tokia, man užtenka čipsų pakelį. Bet esi prašys čipsų pakelio kalėdams? Tai ir gavau. Negalvoji kažko rimčiau paprašyti, jeigu suveikia šitas? Ne, aš niekada nenorėdavau, kad mama leistų pinigų ant kažkokio dalyko, kad man nupirkti. Okay. Būdavo ten, kad kokią puzlę noriu, kad nupirktų, bet taip tai man daugumą dalykų atrodo nereikalingi ir geriau, kad mama pataupytų. Tai ir gimtadienį irgi man nieko nereikia. Okay. Jeigu aš nesugalvoju, ko aš noriu, tai ir man reikia. Aš galiu pati nusipirkti, jeigu man labai reikia. Nes jeigu žinai, kad tu nori, gali nusipirkti pati, ne? Okay, šiaip... Nu man, kiti vaikai nori to, ką gauna jų draugai, ne? O čia 9%. Nors Face'os triukės nori, tai reiškia ir man reikia. Gavo iPhone 16, tai ir man reikia, nes tiesiog trending. Noriu makiažo, noriu to, man tai tiesiog nereikia. Aš gausiu naują megztuką, man bus gerai. Negausi irgi gerai, ne, ir be megztukų nešalis. Nes turiu kitų megztukų, bet kartais norisi naujų megztukų. Taip. Fainai, iš tikrųjų, žinai. Pakalbam apie kelionės gal. Nes sakiau, kalėdos ir kelionės, tau pavyzdžiui kelionės. Okay, važiuojam. Pavardink savo mėgstamiausias kelionės, kur buvai. Nes šiaip, kiek aš pirmus dalykus, kuriuos tavo mačiau ir buvo gal, daugiau, kur jau kai pradėjom su Sportland dirbti, tiesiog daugiau feed'e atsiradai. Ir ten Tailandas buvo, Amerika visa, kur ten atrodė, kad tu labai užtikrintai, žinai, ir klausimėlį darai viską. Tai tipo tas kūrybinis procesas. Ar čia gaunas, kad tavo užsienį įsijungia kažkoks naujos jėgos, įkvėpimas, ar tiesiog sutapimas? Taigi, kad kai nieks net pažįsta, žymiai lengviau to daryti. Užsienį dingsta baimės. Geriausias man klausimėlis buvo nufilmuotas Barcelonai, bent jau man asmeniškai labiausiai patikęs. Kitiem tai jo gal Palangos klausimėlis su girtais žmonėm atrodo fainiau. Tai ir peržiūros būna didesnės, bet man patinka šiaip, bet su mielais žmonėm tiesiog ramiai pakalbėti. Tailande klausimėlio kažkaip nefilmavau, nes operatoriaus neturėjau. Bet Amerikoje buvo irgi kažkaip sunku filmuoti, nes jau Amerikoje buvau šį birželį. Tai irgi jau kažkaip jaučiu, kad nebedrasu. Nors tenais visi drąsus, tenais jie pripratę, kad eina prie manęs, prie vienas tiktokeris, 7 milijonai sekėjų tiktokė, ten klausia kažko. Tai... Ir tu tada ištrauk savo mikrofą ir atgal paklaus, ne? Daryti? Tai jo, aš sakau. Uno, žinai, tokia reverse Uno. Aš ir turiu 80 000, galim nufilmuoti. Čia nieko nereiškia. Tai reikėjo, tu neprašėjim tai? Ne, ką aš ten su filmuosiu, man kažkoks neįdomus pasikėlęs bičias pasirodė. Ok, pakalbėjau pasikėlusius amerikiečius su 7 milijonais followerių. Turim arčiau žemės esančių influencerių Lietuvoje. Su dalimi iš jų tu TikTok'e esi dariusi tam tikrų laivų ir kovų. Jo, tai čia vėlgi buvo labai trending. Čia buvo praeitą vasarą ir buvo, žiūriu, 5 eurų per laivą gali pasidaryti iš tų giftų. Čia 5 eurų gali? Jo, tai aš tenais 1000 eurų gal užsidirbau per vasarą, kol darydavau tos laivus. Nice. Jo, jeigu nebūtų duodami pinigai už tos laivus, tikrai nieks nedarytų. O dabar tiesiog scrollint TikToką ir tiesiog žiauri daug vaikų vietoj to, kad darytų namų darbus. Daro laivus, kur žiūri 5 žmonės ir tikisi, kad jiem numest ten rožytę centus. Tai šitas trendas galėtų greičiau baigtis, ar buvo dar tas NPC laivai prasidėję. Tai šitą kur numeta, pavyzdžiui, už rožę po šoksą. O kaip skaniai kvepia tie. Wow. Aš tos pamatydavau, aš galvodavau, kur aš, žinai, ar čia tikrai planeta Žemė. Ok. O šiaip tai, bairis padaryti ten su Maibachu, su Petru kažką pakalbėti, bet irgi ten 3 minutės ir jau žiūri, kad... Per daug jau. Per daug informacijos, per daug... Žinot, yra tie influenceriai, kur tikrai gerbi ir kūrinys, wow, ten kaip Meskino, visada išliks vis tiek ta pirmoji ir kur tikrai viskas gerai. OG. OG. Karolina yra OG. Ir tada yra, kur kiti galėjo būti ten,
bet pasirinko lengvesnį kelią ir jie jo gal uždirba iš tų laivų, bet jie negauna normalių reklamų pasiūlymų ir juos žmonės žiūri kaip į pajuokos objektą. Aš galiu pasakyti, kaip žiūriu, pavyzdžiui, aš kai iš TikToko mažai naudojas, aš įsijungiu TikToką tada, kai noriu pasikelti savivertę, žinai, ir supras, kad aš vis dar normalus, žinai. Įsijungiu, o laivas ir tada... Aš geresnis. Aš gerai gyvenu, žinok, tikrai. TikTokas patapo TV pagalba arba farais. Taip. Paglostymas savo mėlę, žinai, pasižiūri, ne, nu aš taip gyvenime nedaryčiau, man būtų gėda, nu tai aš geresnis, žinai, nu tai pamintis tą. Tiesiog aš galėjau irgi pasirinkti, man visi sako, OnlyFansus įsikur, taigi šaibų pasikelsi. Čia yra laikinas, čia yra tiesiog reputacijos susigadinimas, gyvenimo susigadinimas, po to nei vyro susirasiu normalaus, nei vaikų pasigandysiu. Nes reikia vis tiek savo tą reputaciją palaikyti ir atsakyti už savo veiksmus. Ir kiekvienas mano blogai pasakytas žodis ar veiksmas gali man sugadinti visą gyvenimą. Nebūtinai veidą rodyti, nežinau, kad tu. Čia iš asmeninės patirties, kaip suprantu. Aš turiu, taigi aš pėdas pardavinėju. Garsėja kaip pėdas. 20 000 per mėnesį. Jo, bet trumpai apie ateitį pakalbė, reikia pasižiūrėti, kas yra Paulencijus už 5 metų. Įsivaizduoji? Tu sakai, kad nebenori kartot kažkurių klaidų, jau suvoki, kad kažkoks turinys nebenorėtum, kad būtų siejamas su tavim, supranti, kad OnlyFans reputaciją gadina, tai kaip ir matai kažkokią ateitį pavadinkim. Tai įsivaizduoji, kas bus už 5 metų. Jeigu dabar reiktų atsakyti. Čia gan populiarus psichologinis klausimas, į kurį aš pats atsakymą neturiu be abejo, bet užduoti jį labai paprastai. Taip, vis laik patogiau. Dėl to lengviau hostinti, negu būti svečiu, žinai. Jis iškirpsim, tylą iškirpsim. Tu mąstyk. 5 years later. Tau uždėsim kempiniuko. Darysi profesionalų klausimėlį. Dar atsimni kempiniuką, čia tipo yra dar jaunimas žino kempiniuką. Ir Simpsons. Nu ką, žinau, ką po to 5 metų. Man dabar kiek noris... Kiek metų bus po 5 metų? 23. Čia matematikas skilus žmonė. Ar gali sudinėti skaičius? Tai duokit lapą, žinai. 50. Jokauju. Galbūt. Nu, aš tikiuosi gyventi ne Lietuvoje. Ne Lietuvoje? Kodėl? Ja. Ok, kodėl? Daugiau galimybių kitur, sakyčiau. Tada norėčiau pradėti kūrinį turti ne tik lietuviškai. Kūrinį turt, aš kart. Klasika. Čia visų klaida. Visi bent kartą yra padarę kūrinį turt. Turinį kurti. Jau šitą nebegalim kirpti viską. Ne, kirpsim, tai yra jau per daug atsų. Kirpinių nebėra jau daugiau. Nu tai, o taip tai, nu tikiuosi, Berną gal susirast pagaliau. Vaikų dar nereikės. Nu 5 metų jo, dar jauna dar visai būsi, tai gal. Jo, aš tiesiog noriu daryti daug skirtingų projektų, didelių ir ne tik darytos, tipo, tiktokėlius, nes aš noriu iš to tiktoko kažkaip Instagram'e labiau įlysti. Nu, man ir sekas, bet aš noriu jau pilnai vieną dieną paimti ir tiktokų, tipo, nebekelt. Nu, nes tenais auditorija yra pagrindė vien vaikai ir kurie rašinėja šlykščius komentarus, o Instagram'e kažkaip fainesnis community, tokia bendruomenė. Tai paspoilink šiek tiek mūsų naują projektėlį. Nu, tai labiau tavo projektą. Atsibodo man daryti paprastus tiktokėlius, reklamytės filmuoti, todėl aš sugalvojau daryti projektą, kaip aš išbandau daug įvairių sportų. Okay. Parašiau Davidui, kad yra toks projektas, kad tokia yra idėja. Davidas sako, gerai, darom, padėsim. Tai dabar jau išbandžiau kickboksą ir labai patiko, iš karto jau mokyklą išbandžiau ant klasioko ir galvojau atgal į koją, tai dabar visą koją mėlyną. O Vikšraičiai barzdą užmetei? Bandė, jau buvo, jinai vienu metu įsijautė labai ir pradėjo pult, bet jinai iš vienos kojos juk spardo. Tai atrodė, kad žaistum UFC ir vieną mygtuką, nes vienas neveiks. Nes vienu koją operuoti ir aš tik, man tas stiprioji, aš tik iš tos varau. Tai dabar toliau, nežinau, planuojam daug sportų išbandyti, pasižiūrėsim kaip seksis čia, nes dar, žinai, mokyklą vis tiek reikia eiti. Būtų gerai, jo. Ai, tai nebebūtina, aš manau, jau ką, viskas gerai. Ne, reikia tikrai pasibaigti. Kažkaip, kad ir ne šimtukais, bet reikia pasibaigti. Tai žinok, ir šimtukai nebūtinai padeda. O po to laikas parodys, aš čia pergyvenu, ką čia studijuot, ką aš čia veiksiu, ką aš darysiu. Jeigu aš jau dabar turiu ką veikti, turiu veiklos, tai reiškia, aš nepražūsiu, aš nenumirsiu ir toliau ateis idėjos. Būna tikrai dažnai ta kūrybinė krizė, kai tikrai nebežinai ką kelt, o atrodo norisi kiekvieną dieną įkelt kažką. Tu visą laiką gali užsidėti, kad tavo akis žvairos ir nesąmonės daryti tik tokią. Kaip kažkas darė. Ir norisi kažką tikrai įdomaus žmonėms, labai norisi naudingo duoti žmonėms, o ne šiaip, kad tipo, skip, nu tipo. Bet kiek išminties, wow.
Aš esu Paks, aš manau, kad aš važiuosiu dabar į biblioteką šiuo metu po šitos laidos mūsų. Nes skaitys knygas, tiesiog. Man labai patiko. Tai va, aš manau, šitoj sferui vis tiek liksiu, tik pažiūrėsim, susitiksim po 5 metų. Tai viskas, spartau. Nu tai gerai, mes iš tikrųjų esame išminties kibirėlių išbėrę čia ne vieną. Deividas irgi pasijungė šitą traukinį, mes visi 3 prie jo prisijungėm. Ir ačiū tau, kad pasidalinai, tu pakankamai atvirai čia kalbėjai, gal kai kurie klausimai nebuvo tokie, kur tu norėjai juos atsakyti ir neatsakėjai, tai čia all good, nesparinam dėl to. Kai ką norėjai, kad iškirtume, bet neiškirpsim. Jo, bet neiškirpam. Žodžiu, jeigu jūs neišgirdot šitam video ne vieną kartą šitą iškirpsim, tai reiškia, kad labai daug iškirpta yra dalykų, žinok, labai daug. Tai va, tai ačiū to, kad atlėkiai čia, ačiū, kad paplepėjai su mumis, mes to linkim sėkmės ir tavo tam naujam projekte, kad sportas būtų tavo meilė. Ja, coming soon, kad tavo... 500 subscriberių, tada įkelsim pirmą video. Viskas. Supratot? Tikslai aiškus. Tai kaip sakant, tik tokia pasidalink šitą informaciją, gerai. ir tavo linkim sėkmės atrast tą savo kelią, kad žinotum, ko nori būti po 5 metų ir nebūtinai to būsi, bet eisi tuo keliu. Tai va, sėkmytis tau. Ačiū. Išmintis, tegu liejasi. Aš labai džiugiuosi, kad nebepanaudoji to vienintelio gabalo, kurio... Visi kartu! Žinau, kad daina. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom natom. Davidai.